Gerai, kas yra vestuvių planavimas? Aš esu įsitikinus, kad daugybė iš jų, dauguma čia merginų susirinkusi matau, bet ir vaikinai yra labai džiugu, nes pačioj pradžioj mergina yra pagrindinis dalykas, pagrindinis variklis. Aš noriu šitą, ar aš noriu ano. Pirmas dalykas, kai pasiperša vaikinas, arba mergina, nes kartais ir merginos pasiperša vyrui, tai yra pradžiai džiaugsmas. Aš turėsiu vestuves. Nuostabu, visiems sakom artimiausiam žmonėm, o po to, o Dieve, ar buvo pas jūs toks, kad, o košmaras. Ką dabar daryti? Stresas, chaosas, galvoj, rankose. Ir net jeigu jūs net esat pati nuostabiausia kūrėja, jeigu jūs žinot, galite patarti kitiems labai daug dalykų apie stilių, apie spalvas, apie aprankos kodą, apie visokias idėjas ir crazy, ir linksmas, ir klasikinės, bet pačiai savo yra, patikėkit, labai sudėtinga padaryti tokius rėmus ir tokį kvadratą, tokią lentelę galvoje, kad nieko nepamiršti, kad viską priepti, nes norisi ir to. Aš ir raudoną spalvą mėgstu, bet mėlyna man labiau kažkaip artime. Ir ką daryti? Ir toks chaosas gaunasi galvoje. Iš to džiaugsmo vestuvių planavimas tampa darbu. O mums vestuvių planuotojams tai yra darbas, kuris teikia džiaugsmą. Kodėl verta patikėti vestuves profesionalams? Pirmas punktas, jie taupo jūsų laiką. O laikas yra pinigai, kaip sakoma, taip, bet ne tik pinigai. Laikas yra ir stresas, ir viskas su tuo susiję. Jūs praleidžiat begalę valandų, jeigu jūs neturite organizatorius. Begalę valandų internete ieško. 2 salonas, toks salonas, anoks. Suknelės ieškom pradžiai, pavyzdžiui. Datos ieškom pradžiai, vietos ieškom pradžiai. Yra daugybė tų vietų, kaip pasirinkti. Aišku, yra daug forumų visai, kuriuos aš irgi seku, nuotakų namučiai Facebook'e, super mamyčių klubas ir panašiai, va tokie dalykai. Aš kartais net nemokamai parašau komentarus ten į tos nuotakų namučius, nes matau, kad susipainioja merginos visai. Nes kartais viena pasiūlo vieną, kita pasiūlo kitą ir tai va išklausai, yra labai smagu būti dalimi tų nuotakų, nes jūsų tas laikas yra ribotas, ta nuotaka būt. Jūs gal turit pusantrų metų, gal metus turit, gal kelis mėnesius tik tai turit tą nuotaką būti. Su organizatoriais jūs vis dar galite tą turėti. Niekas jums nedraudžia sėdėti ir diskutuoti, kalbėti su kitom nuotakom. Ta pati, kaip ir tas pats planas, galvoji, kaip manot, ar tas geriau, viskas gerai. Bet vestuvių planuotojai duoda jum laiką, nes duoda pasiūlymus labai greitai. Išklausau, kaip sakau, iš karto žmonės. Ko jūs norit, kaip jūs norit. Aš jums nesiūlysiu pilies, jeigu jūs norit kaimo sodybos. Jeigu jūs norit kaimo sodybos su elegantiškos, su metalu, su stiklu, su kažkokiais gražiais elementais, aš jums nesiūlysiu medienos tada. O jūs galite nežinoti, nuvažiuoti į sodybą, išgirdot labai nuostabu viskas, internetinis puslapis pasakiškas, atvažiuojat ir visiškai kitaip atrodo viskas. Vestuvių planuotojai važiuoja su jumis kartu, tie, kuriais verta pasitikėti. Važiuoja su jumis į vietas, į salonus, užrašo jūs į suknelių salonus. Beje, suknelių salonai dabar įvedė kai kurie mokestį, turbūt girdėjot, ne? Suknelių matavimai. Su vestuvių planuotojais mokesčių tų dažniausiai nėra. Aš dabar vėlgi kalbu apie vestuvių planuotojus, kurie dirba daug metų, kurie turi patirtį. Aš nekalbu apie tuos, kurios, man daug kas prašo, pakalbėk apie tos planuotojus, pakalbėk apie tos fotografus, apie tos floristus, kurie tik įžengia į rinką, duoda žemesnės kainas, bet kokybės nėra. Ir visi prašo, pasakyk apie tai, pasakyk, prašau, kad niekas, kad nebijotų, kad bijotų labiau kreiptis į tokius planuotojus. Aš nesakau, kad gali jų tarpe, tų naujokų, nebūti kažko gero. Bet atsiminkit, kad žmonės, kurie dirba daug, jie turi labai platų spektrą. Aš susitinkant su žmonėm neturiu kelių dienų bėgyje pamastyti ir sukurti kažką. Aš galiu jau vietoj pasakyti jums. Jūs norit gerai, tam ir tam rajone. Ta ir ta restoraną, tokio aukšto lygio, žemesnio lygio, tokia kaina, maždaug tokia kaina. Į visus klausimus vestuvių planuotojas turi atsakyti. Ir tai yra jūsų laiko taupimas. Jūs gaunate pasiūlymus iš karto. Kelias sodybas, kelis restoranus, kelis atlikėjus, kelis fotografus, kelis grožio salonus ir panašiai. Net jeigu jūs norit šukuoseną pasidaryti kažkokią ypatingą ir klausit, kur galime tai įgyvendinti. Vestuvių planuotojai turi žinoti kur. Turi turėti kontaktų, patikrintų. Kartais būna taip, kad dalis dalykų yra suorganizuota pačių jaunųjų. Vestuvių dieną. Aš nesu prieš. Bet kartais būna taip, kad, pavyzdžiui, sako,
viena nuotaka, sako, va, mūsų dėdė yra meno kūrėjas, jis tikrai meno kūrinį mums padarys, nuostabų meno kūrinį ir čia bus šeimos židinys ir mes teiksim. Aš sakau, gerai, aš visą laiką esu už jūsų kontaktus, kad jūs turit draugą su nuostabia mašina, tai kam jums nuotis, jūs galite pasiimti šitą nuostabią mašiną. Jūs turite brolį, kuris yra fotografas, bet aukšto lygio, gero lygio fotografas, prašom, darykit. Ir tas meno kūrėjas atnešė man be 15-12 nakties meno kūrinį, tai vadinama. Ką aš pamačiau, aš nežinojau, ką daryti, nes aš supratau, kad čia yra visiškas kičas, kad čia nėra meno kūrinys visiškai. Ir aš pakviečiau tiesiog mamą ir paklausiau. Mama rusakalbė buvo. Aš klausiu, kaip man dabar, žiūrėkit, koks čia meno kūrinys. Nenesiam, этого не несем. Nenešam, šito nenešam. Nes šitas meno kūrinys gali atrodyti vieniem vienoks, kitiem kitoks, bet jeigu aš matau akivaizdžiai, kad yra rožytės ir plasmasė įdėta į vidų ir kažkas uždegta ale žvakytė ir aš matau, kad čia yra nestilinga palyginus su vestuvėm, kurios vyksta dvare, pavyzdžiui, taip, tai aš jau tiesiog matau šitą dalyką iš tolo. Tai va, apie laiką kalbant, labai man patinka laiko taupimas ir darbas su užsieniečiais arba su jaunikių arba nuotaka gyvenančiais užsienį, nes čia yra pavyzdys idealiausias, kaip galim sutaupyti laiką. Mes kalbam, mes nesusitinkam kavinėse, kavos, nevažiuojam į tą susitikimą, mes kalbam per Skype'ą, čia yra natūralu, nes kitų galimybių nėra. Ir visi baiminasi, va, kaip baisu, kodėl čia per Skype'ą. Per Skype'ą mes matom vieni kitus, vieni jaunieji nenori jungti kameros, bet aš tada nesutinku kalbėti. Aš noriu, kad jie matytų ir mane, ir aš juos matyčiau, ir aš matyčiau reakciją į viską, ką aš kalbu, lyg tai būtų pokalbis gyvai. Tada tas yra pasiūlymas, bet po mūsų susitikimo pirminio, lygiai taip pat arba kaviniai, arba per Skype'ą, aš turiu kelias dienas turėti, kad paruošti visą pilną didžiulį Excelinį failą, didžiulį, kuris yra negalutinis, jis yra tiesiog pirminis pagal jūsų pasakytą biudžetą. Jūsų biudžeto rėmai pasakyti ir aš į tą biudžetą įtelpu su savo honoraru ir viską surašau. Kelias vietas, kelias atlikėjus, kelias fotografus, viską pagal tai, ką aš sužinojau per tas kelias valandas, per tą pokalbį per Skype'ą arba kaviniai. Ir po to mes susitinkam. Tie jaunikiai užsienį gyvenantis, nuotakos irgi, atvažiuoja čia į Lietuvą keliom dienom. Čia yra pasakiškas bendravimas, mano nuomonė, nes per tas kelias dienas nuo ryto iki vakaro manęs nėra kitiems klientams, aš su tik jiems kelias dienas. Važiuojam per sodybas, per salonus, per dekoratorius. Tai va, visur taupant laiką ir jėgas. Ir visi jaunieji, kaip džiugu, kaip nuostabu, mes jau viską tiek padarėm. Tai va, ir turėjau irgi tokį pavyzdį, Goda, mano viena jaunoji. Tai jinai sėdi ir jos geriausia draugė tuo pačiu metu tuokėsi. Ir ta kita draugė sako, aš turiu ten nueiti. Sako, aš tai ne, Agnieška atvažiuoja, aš pasirašau, Agnieška išvažiuoja. Čia reikia pasitikėjimo, aišku. Bet aš atvažiuoju tikrai, aš tikrai duodu pasirašyti sutartį kažkokią, jinai pasirašo taip arba ne ir viskas, ir išvažiuoja. Tai va, čia laiko taupimas tikrai geras. Užrašymai į salonus, jūs galite atvažiuoti į saloną vieną, po to kitą dieną į kitą, po trečią dieną į kitą. Aš siūlau padaryti per vieną dieną ne 5 salonus, nes jūsų galva bus kvadratinė, bet 2-3 salonus. Bet yra užrašymai, aš žinau laiką maždaug, kiek laiko skirti vienam salonui, kiek laiko kitam salonui ir panašiai. Ir siūlau jums tuos salonus pagal tai, ką jūs norit ir kokie jūs esat, kokias jūs merginos. Ar jūs norit būti princesėm, ar jūs norit būti fėjom, ar graikų deivėm, ar norit neriniuotos, romantiškos būti. Antras punktas. Jie, vestuvių planuotojai, yra gerai organizuoti, o jūs tuo pačiu išvengiate stresą. Kai žmogus kažkoks pasakė, kad strese ir nervuose žmogus tampa kvailių. Jeigu mes turim per daug streso viduje, mes negalim nieko skirti gero nuo blogo beveik. Jeigu stresas yra toks ir kvadratinė galva, mes nežinom, kur eiti, ką daryti, kuo griebtis, nuo ko pradėti. Tai va. O tas organizuotumas geras, tai yra vėlgi planavimas jūsų laiko. Aš duodu kelias dienas pasirinkimui. Ta diena ar ta diena susitinkam. Po mūsų susitikimo einam ten ir ten ir ten. Jūs einat, kaip viena nuotaka pasakė, oi, Agnieška, tu kaip geroji fėja, man patinka, nes aš tokia užsiemus,
Aš sakau, atsiprašau, kad aš kasdien rašau, kad raginu. Sakau, atsiprašau tave, Viktorija. Sakau, atsakyk man, prašau, dėl kvietimo. Atsakyk dėl teksto. Atsakyk. Aš sakau, atsiprašau, kad taip. Ne, ačiū, jinai sako man. Ačiū, nes aš be tavęs negalėčiau, nes aš pati nepadaryčiau, jeigu tu manęs neragintum, neskatintum. Kartais sakau, jau dabar jau pats laikas, viskas per vėlu. Vis laikas sakau, nieko iki pat pabaigos, iki pat galo, iki pat vestuvių planavimo, savaitė iki. Nedėkit visų rūpeščių į pačią paskutinę savaitę, nes jūs turite daug laiko. Net jeigu turite tik 2 mėnesius, tai yra daug laiko, jeigu pradėt viską laiku.